susirasim. Viskas seksiu. Per Google. O, baseinas. Va čia mūsų viešbutis. Gerai, kad su autobusu galėsim viską pamatyti. Miestas tai tikrai skruzdėlynas. Va toks va. O iš tikrųjų atrodo va taip. Einam. Prieš atskrentant kažkaip susidarėm įspūdį, kad Vietnamas motociklininkų rojus. Tai gerai, keliausim motociklu. Mūsų tikslas Saigone – nusipirkti motociklą, kuriuo galėsime važiuoti kur tik panorėję Vietname. Tai paimk, žiūrėk, 1 milijoną, paimk 2 milijonus, kitą kalbą, paimk 2 milijonus. Va, išėmiau 2 milijonus dongų. Nepatinka kaip pypsina? Nepatinka, gazdina visi kaip pypsina. Žiūrėk, kur mes atėjom. Oho, žiūrėk, kokios fainos kuprinytės. Čia tau tokia mažytė. Šiaip tai tikrai kietai. Tuo tarpu spėjome pažinti miestą. Saigonas mums pasirodė labai chaotiškas, mes taip nepratę, bet nusprendėme tiesiog pasiduoti šiai išprotėjusiai atmosferai ir pažinti miestą, kuris mums atsiskleidė iš įvairių pusių. Oi, bet mums reikia anakardžių paimti būtinai Robę. Čia gali paimti. Taip. Visų pirma, įdomiausia pažinti virtuvę. Vietnamas garsėja pho sriuba, ragaujam. Nežinau. O čia va, čiliukas, citrina, čia lyg ir mėtos atrodo, ne? Taigai, viskas aišku. Čia, man atrodo, tavo arbata, kurią tu užsisakei? Ar ne? Čia kaip tarpūnas. O iš čia va dar tokių turim papildomų visokių svogūninių užpilų kažkokių. Čia aš įsivaizduoju čiliukas. Čia dar rimtesnis čiliukas. Thank you. Geras, nesitikėjau tokio didelio dubenėlio. Normaliai pavalgysi. Mūsų motocikliukas išbandysim. Vienai dienai dabar pasiimsim. Jo, vienai dienai pasiimsim va tą raudoną. Parodžiau jau. Jo. Reikia užpildyti dokumentus ir nesakyk. Lietuviškas nesu. Ai, gerai, varysim pas kitą dar tada su juo, su šitu motociklu pasižiūrėt. Labai faina sėdynė, žiūrėk koksai. A, masažinė. Masažinė. Ai, karšta. Okay. O, čia stabdis. Sužinojau, kur stabdis. Labai gerai. Gerai, saugiai važiuosim, nes galėsiu stabdyti. Manom. Šiandien visą dieną ieškome motociklo, lyginame kainas ir panašiai. Važinėjame po visą miestą. Ir kol kas nuvažiavome gal tik į 2 ar 3 vietas, nes labai sunku čia viską rasti. Navigacija sako nesąmonės, labai didelis chaosas. Šiaip yra eismas, tai iš viso aš tyliu. Šviesoforai taip sureguliuoti, kad visi stovi, o kai žalia, tai visi važiuoja.
Tikrai, vairuoti čia nelengva. Ypač Simui, nes jis toks didelis, o motociklas toks mažas, nepritaikytas jo 1,90 m ūgiui. Turbūt nepadedu ir aš sėdėdama už nugaros ir vis krūpčiodama. Taip pat Simas neturi motociklo teisių, bet iš kitos pusės gal jos čia tik trukdytų. Įdomu, kiek iš čia esančių eismo dalyvių yra girdėję apie eismo taisyklės, kokias žinome mes. Čia būtinai rodyk posūkį, būtinai. Man atrodo, čia daug miršta žmonių, bet kadangi čia ir taip labai daug žmonių, tai niekas net nepastebi čia iš viso kaip bado žaidynės ar kažkas. Tokie pirštai. Matai? Tokia ilga uodega. Gerai. Reaguoja. Nekankink gyvūnėlio. Fainas, turėkim tokią namie. Galim? Jėga. O Dieve, čia blogiausiai. Šiandien ryte mes čia šitoj gatvėje jau buvom. Čia va už kampo įsinuomavom tą motorolerį. Motociklą. Okay. Turiu tokį patį ir visus motorolerius. Gerai, kad valandą ieškojom šitos vietos. Hello. Do you rent? Honda? Honda, no Honda, Yamaha. Yamaha, okay. Okay, thank you. Gerai, nieko nebus, varom iš čia. O iš kur mes atėjom? Mes tokia maža gatvelė ėjom, jinai dingo. Man atrodo, mes praėjom va tuos savo policininkus ir iš ten iš kažkur išėjom. Wait. Tęsėme tinkamo motociklo paieškas. Kur be nuvažiuojame šitame didžiuliame mieste Saigone, visur viskas atrodo taip pat. O, netelpam, o fuck. Okay. Čia... Man asmeniškai yra gan sunku keliauti pietryčių Azijoje, nes čia nėra duonos ir batono. Bet kai man pasakė, kad Vietnamo tradicinis patiekalas sumuštinis su prancūziška bagete, man tai buvo aleliuja. Iš karto pamilau šią šalį. Ragauju banh mi, tradicinė kaip ir bagetė, bet įkišta vietnamietiškais dalykais ir yra kol kas bet jau žiauriai skanu. Su vištiena paimu, bet dar yra paštetas, yra kalendrų. Viskas taip šviežia, tikrai labai skanu. Bagetė tai wow, best. Žodžiu, čia šiaip ir sakė, kad pati geriausia banh mi vieta. Internetas. Ruošiamės įsiskalbti drabužius ir labai įdomus procesas vyksta. Labas, Robert. Kiek pas mus laundry shirt? Maždaug bus 6. Marškinių nėra, pas mus iš viso. Jo. Pas mus markių. Sport shirt, tarkim 6, jacket, no, underwear 10, tarkim. 10. Nu, nežinau, suits ne, kelnės 1. Mano yra tavo. Tikiuosi, kad įdėjai. Washing. Total washing. 16, 17, 20. Gali kojines išlyginti? Ne. Yeah, also the bag.
Vos spėjom į operą. Buvo labai stressful, nes aš visiškai neturėjau ką apsirengti, tik tai bomžiškus rūbus ir flip-flopus. Tai per 15 minučių apsišopinau. Toks mano įvaizdis ir dabar galėsim atsipalaiduoti ir pažiūrėsim, ką mes čia matysim. Turėtų būti kažkokia opera su cirko elementais ir vietnamietiška muzika. Man patinka, intriguoja. Good evening. H22 and 24. H row on the right side. Okay. We have seat number under here. Gatvės maisto prekeiviai sėdi ant mažyčių kėdučių. Čia populiaru pardavinėti tokius troškius ryžių blynus, bet mūsų šis šefas nevilioja. Dabar esame laiptinėje daugiabučio, kuriame kiekvienas butas yra kavinė. Wow, man čia yra tiesiog rojus, aišku, pažiūrėsim, kaip ten viskas gal nefainai. Bet kadangi man taip patinka butai, tai visai kieta idėja. Aš ten taip norėčiau. Paskui reikės gal išsinuomuoti ten. Gerai, galima. Kada, ar tai kitą miestą, ar kažką. Kur eini? Tiesiog tyrinėju, nežinau, dar čia tiek daug. Truputį 5 aukštą lips. Koks kačiukas. Dar į viršų. Daugiau negaliu nieko pasakyti, nes nieko daugiau čia dar nemačiau. Robotai kokie? Nu, čia kažkieno batai. Čia vietiniai gyvena. Jo, o čia gražus vaizdas, kažkaip įdomiai. Labai tiesiog įdomus miestas, viskas įdomu. Galima daug čia tyrinėti, visokias pakampes atrasti. Tai dėl to fainai. Pasižiūrėk, man atrodo, čia viršuje kažkas gyvena. Jo. Visai ant stogo. Einam į butiką. Va, viršuje rodo butikas. Man atrodo, reikia nusimti batus čia. Pabėgti. Tai va, mes čia pas kažką namuose esam. Užsisikinėsim atsigerti. Va, viršui tenais irgi antrasolė, tenais hebra susirinkus geria arbatą ar kažką. Čia yra va kitas kambarys. O, čia yra balkonas. O, žiūrėk, čia maži šikšnosparniukai skraido visur. Man pro galvą praskrido. Rimtai tau pro galvą praskrido? Jo. Literaliai iš viso daugiabučio pilno kavinių ir šiaip iš viso miesto neįmanoma kažko normalaus užsisakyti, vien tik tai o tokias nesąmonės. Ir čia yra coffee and tea place. Ir labai keista, kad čia nėra arbatos neįmanoma atsigerti, nes jos būna tokios ir nesveikai saldžios. Jūs neįsivaizduojat, kaip čia viskas yra saldu ir
Nu, vat mums toks iškilo sunkumas, kad tiesiog negalim be cukraus kažko suvalgyti. Kaip keista, aš negaliu. What? Kas čia bus dabar? Dėrėsimės. Pabandysim įsidėrėti motociklo kainą nuo 28 iki 25 milijonų donkų. Baisu žiauriai. Perrašys motociklą, dar per kelias dienas surašys nueis į kažkokį vos ne regitrą vietinę ir tada turėsim motociklą. Dabar 2 milijonus palieku depozito. Ai, tipo, kaip avansas? Mes paimsim dabar motociklą. Tai čia kaip avansas? Čia kaip avansas. Mes paimsim motociklą ir... Po to sumokėsim dar 20. 20. Ai, gerai. Sakai, tau patinka mėlyna spalva. Mėlyna, man reikia prie akių. I take blue for my eyes. Atrodo kaip policininkė. Jis šlapias. Yes, thank you. It's very nice. Yes. Okay. Okay, see you. Na ką, kaip tau jausmas? Exciting as hell. Man patinka. Mes nusipirkom motociklą. Mes per pusę nusipirkom, jeigu ką. Ką? Mes per pusę nusipirkom, jeigu ką. Čia yra mūsų didžiausias pirkinys po kilimo, kaip ir tu sakei. Taip. Bendras pirkinys. Užsiveda. Jo, užsiveda dabar. O tu moki važiuoti motociklu? Oi, koks geras! Jo, jauti? Jo. Žiauriai Na ką, geras. nusipirkome motociklą. Penktadienis. Ir va, ką dabar darysim su juo? Visi jau linksminasi. Jo. Na, motociklas važiuoja tikrai puikiai. O, vaikeli. Mes aukso ieškotojais pasivadinę, nes keliaujame ir norime praturtėti. Saiko ne, mes praturtėjome, nors ne pinigais, bet tai mūsų atmintis įsirėžė neišdildomi įspūdžiai. Kitoje serijoje mes jau paliksime šį miestą ir leisimės į platųjį Vietnamą. Tiksliau, ne platųjį, o siaurąjį.
Mūsų lūkesčiai labai dideli. Labai nekantraujame patirti daug nuotykių ir pamatyti stebuklingą Vietnamo gamtą. Iki kitos laidos. Iki.